Tai turim veleną, jisai veikiamas apkrovų, reiškia per skriemulius, perstojo jėgos ir natūralu, kad veikia tos jėgos ir veleną. Tai klausimas mūsų reikia apskaičiuoti ruožę BC tarp skriemulio B ir C, šitame ruože velene veikiančius didžiausius tangentinius įtempius, kurie atsiranda dėl sukimo momento. Kadangi čia nėra jokio išorinio variklio, tai sukimo momentas atsiranda tiesiog nuo vieno skriemulio iki kito skriemulio, šitame ruože velenas tiesiog susisuka dėl to, kad veikia sukimo momentas perduodamas per skriemulį veikiančias jėgas. Tai pirmas dalykas, mes turime apskaičiuoti sukimo momento reikšmę. Ir dabar, jeigu aš žiūrėčiau iš vienos pusės, tarkim iš kairės, tašką B, aš matau, kad viena veikia jėga 0,1 F prieš laikrodžio rodiklę ir viena jėga F veikia pagal laikrodžio rodiklę. Tai čia atstojamoji būtų 0,9 F veikianti pagal laikrodžio rodiklę, todėl sukimo momentas natūralu, kad būtų į šitą pusę ir būtų lygus T 0,9 F padauginta iš skersmens D. Skersmens D, o spindulio R. Spindulys mūsų būtų, tiesiog aš galiu pažymėti R. Visą tai lygu kažkokiam tai sukimo momentui. Mes turim reikšmės, reiškia įrašom 0,9, dėl to, kad daugiklis, tada dauginam iš jėgos F 0,9 kN, padauginu iš R, R mūsų atveju yra 250 mm, tai reiškia 0,25 metro ir visą tai man leidžia apskaičiuoti sukimo momentą. Kitas žingsnis, ką aš turiu daryti, aš turiu skaičiuoti tangentinius įtempius. Jeigu aš žiūrėčiau iš anos pusės, tai pamatyčiau, kad sukimo momentas veikia į vieną pusę ir natūralu, kai jie priešingų krypčių, tai velenas tarp B ir C taškų susisuka. Jeigu čia pamatyčiau, kad veikia 2F į kitą pusę 0,2F, tai reiškia į parodytą šitą kryptimį veikia viso 1,8F sukimo momentas, padaugintas iš dvigubai mažesnio peties. Tai bet kuriuo atveju ir vienas ir kitas sukimo momentas yra tokių pačių reikšmių. Čia taip sugalvota užduotis, sakykime, tokią parinkau aš užduotį, kad sukimo momentas ar iš taško C žiūrėčiau, ar iš taško B būtų jie vienodi. Jeigu pasirašyčiau T nuo taško C, būtų tas pats 1,8 F padauginta iš R ties tašku C. Jeigu čia būtų B. Tada mano atveju būtų 1,8. Spaudžiu. 1,8 kart 0,9 kart dvigubai mažesnis 0,125. Ir jeigu dabar tos du skaičius prasme tas 12 apskaičiuočiau, tai abiejose būtų ta pati reikšmė, tik čia, tik čia. Tangentiniai įtempiai ruože BC, maksimalus, aišku, ir apskaičiuojame taip, sukimo momentas, nesvarbu kuris, ar TB, ar TC, jeigu jie vienodi, tai to labiau dalinu iš polinio atsparumo momento. Tai šitokia formulė. Tai dabar šita reikšmė statoma į skaitiklį. Polinis atsparumo momentas WVP yra lygus velenui, veleno skersmuo čia parašyta 50 mm. Aiškia, pi kart D kubų dalinta iš 16. Šitą reikšmę stato čia. Viskas skaičiuojam ir gaunam atsakymą ir viskas. Aš turbūt gal tada neskaičiuosiu, nežinau, čia verta. O, atsiprašau, momento kryptis svarbi ar ne? Ne. Visai nesvarbi. Jeigu būtų klausimas apskaičiuokite sukimo momentą, tai tada mes turim ženklų taisyklę ir sakome, kad dabar mūsų atveju būtų tiek vienas neigiamas, tiek kitas neigiamas, nes žiūrint iš laisvo galo, jie veikia pagal laikrodžio rodiklę. Tiek žiūrint iš šitos pusės veikia pagal laikrodžio rodiklę, tiek jeigu žiūrėčiau iš anos pusės, jisai veiktų taip pat pagal laikrodžio rodiklę, mes matome. Abiejais atvejais būtų ženklas minusas, tiek viršui, tiek apačioje.
Bet tangentiniai įtempiai mums čia ženklo neturi, mes įmame jos absoliutinę vertę. Uždavinys kitas, apskaičiuokite taške veikiančius svarbiausius įtempius. Sigma 1. Tai svarbiausiams įtempiams apskaičiuoti mes turime žinoti pirmiausia tai apatinis taškas tai bus šitas. Taškas C. Mes turime žinoti tenais veikiančius normalinius įtempius. Pirmiausia, šitame taške aš turėsiu sigma normalinius įtempius šitą kryptimį ir turėsiu tangentinius įtempius šitą kryptimį. Turbūt, kad šita, gal priešinga, nesvarbu. Tai sigma normaliniai įtempiai būtų linkimo momentas padalintas iš tiesiog atsparumo momento. Tangentiniai įtempiai lygus sukimo momentas T dalintas iš polinio atsparumo momento. Čia yra tangentiniai. Turiu dvi reikšmės, tada turėčiau brėžti Moro apskritimą. Kad galėčiau gauti, sakykime, svarbiausius įtempius. Arba galime pasinaudoti kažką, gerai, Moro apskritimas, galbūt, sakykime, būtų. Taip. Turime dvi ašis. O čia mums reikėtų kažkokių tai reikšmių matlambais jums. Gerai, tai dabar įsivaizduokim, kad mes double X mūsų atveju būtų lygus, kad turėtume iš karto skaičius. D yra 50 mm, tai bus I kart 50 mm padalinti iš 32. Taip. Dabar polinis bus vienas 2 kart double X. Dabar sigma yra lygus momentas M. Nol 4 ir 0,6. Čia buvo da. 400 metrų padalinta iš double X. Gerai, ir tangentiniai įtempiai lygus 600 dalinta iš double polinio. Pažiūrim, čia kažko gaunam atsakymą. 32,6 ir 24,4. Gerai, tai mes dabar turime du taškus. 24,4 ir 32,6. Tai atidedu vieną tašką. Taškas A, sakykime, būtų jo koordinatės 32,6 ir y 24,4. Taškas B, tai yra normaliai įtempiai yra lygus 0. Tangentiniai tokie patys, gal minus 24 įmamos prieš užę. Dabar turim 2 ir reikia atidėti. Tai yra 0 normaliniai įtempiai, čia primenu ašis sigma, ir čia yra, ten gal tangentiniai. Žinoma, tai jeigu 0 yra minus 24, tai mes turim tašką 1 čia. Kitas yra taškas 32 ir minus 24 ir plus 24, atsiprašau. Tai reiškia tokį patį atstumą čia žemyn. Turiu šitą tašką. Dabar du turiu taškus ir jeigu aš brėšiu apskritimą per šitus 2 taškus, tai mano, sakykime, grubiai,
sigma 1 būtų atsakymas kažkur tai čia. Bet aš nežinau tiksliai, tada aš turėčiau surasti, kur yra šito apskritimo centras, šitas taškas. Tai reiškia, centras yra lygus, čia yra C. Čia yra taško B koordinatės, čia yra taškas C. Ops, A. Tai centras yra lygus tiesiog 32 plus 0 dalinta iš 2, tai reiškia 16,3 megapaskalio. Gerai, dabar R spindulys iš Pitagoro teoremos mes turime žinoti šitą ir šitą. Šitas aukštinė yra tangentiniai įtempiai, šita aukštinė yra ar čia nesigilinam, tai yra tiesiog tiek šitas atstumas, tiek šitas yra vienodi, jie 16,3. Tai reiškia, mano R spindulys, šitas yra lygus 16,3 kvadratu plus 24,4 kvadratu ir viskas yra pošakma. Sužiūrim, kiek mes čia galime netgi. Mes padalinta iš 2 delta kvadratu plus tau kvadratu pošaknyje ir turime. Dabar S1, sigma 1 yra lygus centras. Sakėme, kad tai yra S per pusę plus R. Ir pasižiūrime. Mano atsakymas turėtų būti 45,67. 7 tikrinti. Ir atsakymas teisingas. Galėčiau lygiai tą patį pasitikrinti ir su MATLAB'u, gal dar iš karto ir parodysiu. Čia šitam katalogui jisai yra truputį ir Moodle sistemoje. Yra ir tokios funkcijos, keletą jų. Tai reiškia S equivalent ir S principal funkcijos. Štai šitos S. Tai aš rašau, kad pavyzdžiui S1, tai pavadinkim su brūkšneliu, yra lygus funkcija S. Ir čia aš dabar turiu rašyti, kas toj funkcijai turėtų būti rašyta. Įtempiai SX, tai sakėm 302,6, SY yra 0 ir tau yra 24,4 ir viskas. Save run ir dabar turėčiau. Čia šitą turiu, S1, čia S principal MATLAB'as apskaičiavo. Kažkur aš čia suklydau galbūt su skaitmenėmis, galbūt ne to suvedžiau, bet nesvarbu, labai panašus skaičiai, 45,64 arba 67. Ir vienas ir kitas tas pats, tai reiškia ir vienu ir kitu būdu mes gavom tą patį. Su Moore apskritimais, rankiniu būdu jūs galite apskaičiuoti tiesiog apie popieriaus ir su MATLAB'u galite spręsdami pasitikrinti. Čia dabar taškas duotas, tai reiškia, man nereikia jokių skaičiuoti įtempių, nes jau jie yra apskaičiuoti ir duoti, ir tiesiog aš turėčiau dabar paimti tą ir paskaičiuoti. Vėl taip pat su Moore apskritimais turėčiau gauti. Tai kitas čia dabar mūsų uždavinys, tai dabar turime jau iš karto įtempius ir mūsų prašo rankino kriterijų pritaikyti. Jeigu pamenat rankino kriterijus, tai reiškia, kad ekvivalentiniai įtempiai pagal rankino kriterijų yra lygus maksimalūs įtempiai iš svarbiausių įtempių sigma 1 ar sigma 3. Čia dar reikėtų pridėti čia yra absoliutinė vertė įmami maksimalūs įtempiai. Tai reiškia,
Jeigu būtų minus 20 ir 15, tai minus 20 mintume kaip reikšmę ir prilygintume ją į ekvivalentiniams įtampoms. Tai reiškia, man reikia apskaičiuoti sigma 1 ir sigma 3. Nu, jeigu čia yra vien tik teigiamos reikšmės, tai aš skaičiuoju sigma 1, sigma 3 man nėra prasmės skaičiuoti. Ir vėl turėčiau brėžti Mohr apskritimą. Sakykime, dvi ašis. Čia yra sigma tangentiniai. Du taškai, tai yra taškas A, pavyzdžiui, 1, kažkoks, kurio koordinatės yra sigma x, grubiai tai parašysiu, ir tangentiniai xy, ir taškas B, kurio koordinatės yra sigma y ir minus tau xy. Tai čia dabar šito taško koordinatės A yra lygus 2, 4, 2 ir 101. Taško B koordinatės yra 2, 2, 6 ir minus 101. Nu tai taškas A 2, 4, 2. Grubiai, čia kažkur. 2, 4, 2, 101, tegul tai bus tada. Tegul bus čia maždaug. Čia mūsų taškas A. 2, 2, 6 ir čia taškas B, kurio koordinatės ten užrašytos. Tai reiškia, centras apskritimo yra šičia, tarp šitų dviejų taškų, tarp 2, 4, 2 ir 2, 2, 6, tai tada bus centras yra 2, 2, 6 plus 16, 2, 3, 6, 2, ne, plus 8, 2, 6 plus 8, 2, 3, 4. Tai centro koordinatės yra lygus 2, 3, 4 megapaskalio. R spindulys yra lygus šitas atstumas yra 8. Aiškiai, jeigu tarp šitų dviejų taškų yra 16 skirtumas, tarp šitų dviejų tai bus 8. Tai 8 kvadratu plus, viską mes pošaknėje iš Pitagoro teoremos. Ir dabar aukštinė šita, tai yra 101 kvadratu. Na, nežinau, čia kažkiek tai mes gaunam ir apskaičiuojam, kad sigma 1 yra lygus C plus E. Galim pridėti MATLAB'e 2, 3, 4 plus pošak. Taip, dabar S11 pavadinsiu aš juos. Ir čia buvo 2, 3, 4 plus SQRT 8, 104 plus 101 kvadratu. Taip, tai čia yra svarbiausia įtempė. Dabar pagal Rankino kriterijų, jeigu pritaikyt, mūsų čia sąlyga yra duota stiprumo riba medžiagos 300 megapaskalių. Tai jeigu mes skaičiuojam, pamenat, atsekos koeficientas, safety faktorius yra lygus. Sigma grubiai limit dalinta iš sigma maksimalių ekvivalentinių. Tai čia statysiu stiprumo ribą 300, šį čia statysiu tą, ką gaunu dabar su MATLAB. Ir 135. Tai safety faktorius yra lygus 300 dalinta iš 335. Nol 8,955. Ir jeigu mes čia statome, viskas tvarkoja. Skaičiuokite pjūvyje veikiančio lenkimo momento įražą. Pirmas dalykas, mes pamenat, momentus atidami gniuždomus sluoksnius. Tai aišku, jeigu momentas šitą persikeliu šitą vietą, tai jisai veikia šitą. Jis visą laiką tą pačią kryptimį jisai veikia iki tvirtinimo.
Tai jeigu čia yra įtvirtinimas, momentas veikia taip, tai sija šitoj daly išlinks, na, štai taip, na, kažkas tai toko. Vadinasi, jos, taip išlinkusios sijos, sluoksniai gniuždami bus apačioje. Todėl ženklas bus minusas. Tai atsakymas M yra lygu taške A minus 93. Ar paaiškėjo? Bet tai klausia, tai pjūvyje, kaip ir A, o taškas A yra pavaizduotas. Aš ta prasme, kaip aš galvojau, kad tipo, nes sluoksniai A, tas raudonas pažymėtas mane suklaidino ir aš galvojau, kad jisai tipo tempėsi už tą, bet kokiu atveju bus teigiamai ženklas. Jo, tai čia tada, sakykime, mano atveju, kadangi sąlygas, kai dėliojau, tai vienu žodžiu, tą tašką aš palikau raudoną vis dar iš prieš tai kitų uždavinių ir neperbraižiau. Šiaip pjūvyje, visame pjūvyje, jeigu mes pasiemame skerspjūvį, čia atsipjaunam siją, bet kur, kad ir čia, ne, tai mes matome štai tokį stačiakampį skerspjūvį. Tai čia visame šitame skerspjūvyje, kur atpjoviau, tai veikia vienas lenkimo momentas. Ir jis veikia taip, bet kuriam taške, nes mes sakome, kad skerspjūvį veikia lenkimo momentas ir, na, jeigu jis gniuždo apatinius sluoksnius neigiamas, jeigu gniuždo apatinius, tai teigiamas. Visai supratau, kodėl jumis suklaidina, bet jeigu pavyko suprast, ką aš norėjau pasakyti, tai tada. Ja, gerai, dabar suprantu viską ir ačiū. Gerai. Keliaujame tada į sekantis. Čia galim pasižiūrėti, ar viskas čia dar tvarkoja ir to pasitikrinsim. Sekantis. Skaičiuokite lenkimo momento M reikšmę taške A išmatuotojų deformacijos. Jei taške A išmatuotojų deformacijos yra štai tokios. Čia jau sudėtingesnės. Reikia kažkiek galvoti. Taip, tai mes dabar turim, pirmiausia, tai užrašom formulę. Taške A įtempiai, o čia taške A įtempiai bus lygus lenkimo momentas, kadangi jisai nuo šito taško iki įtvirtinimo visą laiką bus toks pat lenkimo momentas, tai taške A jis taip pat bus momentas M, padalinu iš atsparumo momento skerspjūvio. Čia gaunu įtempius. Kita įtempių formulė, jeigu dar pamena, tai yra Huko dėsnis. Tai reiškia, kaip ir aš galiu prilyginti štai šitą įtempių nuo lenkimo momento išraišką Huko dėsnį. Dabar aš žinau štai šitą parametrą, šitą, žinau skerspjūvio matmenis, tai galiu apskaičiuoti double veiksą ir man reikia apskaičiuoti momentą. Tai iš šitos nelygybės arba lygties aš išsireiškiau momentą M, kas mano atveju būtų lygus E epsilon double Vx. Ir viskas. Galiu dar užrašyti skaičius 200 kart 19, padauginu iš epsilon. Gerai, kad rašau 0,96 mm metrui. Tai reiškia, jeigu būtų metrai metrui arba bedimensinis dydis, tai aš dar turėčiau visą tai padalinti iš 1000 arba dauginčiau iš 10 minus trečiuoju. Padauginu iš double Vx ir čia vėlgi imu B, H, čia buvo B, ne? Reiškia, aš centimetrais, kad būtų paprasčiau skaičiuoti, tai yra 2 padauginta iš 1, BH kvadratu dalinta iš 6, apie formulę yra lygu. Dabar visą čia kažkokius veiksmus atlieku. Dar atsiprašau, prieš lygų dar turėčiau 1 cm yra 10 cm metro. Kadangi čia buvo trečiuoju pakelta, kubu atsiprašau pakelta, tai mes visą šitą keliame kubu. Tai reiškia 10 minus 3, 10 minus 6, vis ar 10 minus 9, 10 9, šitą suprasme su visais šitais. Tai mano dabar tas kaip ir labai sudėtingas, jau tampa netoks ir sudėtingas reiškinys,
tai yra 400 padauginta iš 0,96 ir padalinta iš 6, nu tai čia bus šiam 4. Tada keliaujame čia ir surašome 64. Ir čia už ženklo visai net negalvoju, jis negali būti neigiamas, nes jau jo kryptis parodyta, jis toks yra. Skaičiuokite taške A veikiančias išilginės deformacijas. Tai dabar čia jau toks pat uždavinys, aš gal tada jau jo ir neaiškinu. Mes turim tik įsiaiškinom formulę, reikia dabar skaičiuoti išilginės deformacijas, kai turime viskas taip pat, kad pridėta jėga, tai mūsų atveju būtų sigma taške A yra lygus jėga F padauginta iš peties, petis yra šitas iš L, dalinta iš WX ir visa tai yra lygu E kart epsilon. Taškas A viršuje jėga pridėta į kairę pusę. Tai tarkim, įsivaizduokim, kad jėga veikia mūsų atveju čia. Tai tas pats kaip ir momentas. Taškas A tempiasi. Mums reikia apskaičiuoti deformacijas. Tai nieko daugiau. E keliauja į vardiklį ir išsireiškim deformaciją. Sustatom, gaunam atsakymą. Keliauju toliau. Nu tai čia dabar visiškai toks pat uždavinys ir formulė čia užrašyta. Tai šitą formulę pritaikius, čia yra taške apskaičiuojami įtempį jėga, kart petis, petis dar kartą primenu šitas atstumas, dalinta iš WX. Ir ženklas turi būti teigiamas, nes taškas A viršuje jis tempiasi. Vedinas, apskaičiuokite pjūvio C, pjūvis C tai yra šitas, apatinėme taške, tai jeigu mes kalbam apie įtempius, normalinius įtempius, tai mes galvojam apie veleną, ne apie skriemulį, bet apie veleną. Velenas dėl skersinių jėgų lenkiamas yra ir čia jau biškai sudėtingiau, tai šitą uždavinį mes pamėginsim. Sužiūrėk. Taip, tai čia mūsų šitas uždavinys. Dabar reikia, jeigu apskaičiuoti normalinius įtempius, tai čia įsivaizduojame kaip dviatramę siją. Čia yra mūsų dviatramė sija. Vienas guolis taškas A, kitas guolis taškas D. Čia skersinė jėga yra suma šitų dviejų jos lygiagrečios, jas tiesiog susumuojam. 0,1F plus F tai yra 1,1F. Ir šitam taške, čia buvo taškas B, ir taške C veikia irgi skersinė jėga žemyn, tai bus 2F plus 0,2F yra 2,2F. Toks mūsų uždavinys, čia jis sudėtingesnis, reikia apskaičiuoti reakcijos jėgas RA ir RB, tai pirmas žingsnis, ką turiu padaryti. Pirmas, apskaičiuoju reakcijos jėgas. Jeigu mūsų klausia įtempius taške C, tai aš turbūt nuo D taško keliausiu į tą pusę, man lengviau apskaičiuoti, svarbiausia apskaičiuoti RB. Tai pirmas žingsnis turiu apskaičiuoti RB. Tada antras žingsnis, aš šitame pjūvyje įsitvirtinu, atsipjaunu ir žinau, kad momentas, šitame pjūvyje momentas yra lygus reakcijos jėga RB padauginta iš atstumo šito, šiuo atveju L. Tai antras žingsnis apskaičiuoju momentą taške C. Trečias žingsnis apskaičiuoju įtempius taške C. Arba pjūvio C apatinėme taške. Sigma C apatinėme yra lygu. Tas pats momentas taške C, pjūvė C, atsiprašau, padalintas iš atsparumo momento. Tai momentas mūsų atveju RB padauginta iš L, WX yra lygus pi padaugintas veleno D kubų
dalinta iš 32. Tai tokia formulė iš principo. Ir čia atsakymas ženklas koksai bus, pliusas ar minusas. Apatiniai sluoksniai bus tempiami ir gniuždami. Jeigu nežinom, tai va taip, čia įsitvirtinam šitam pjūvį C. Reakcijos jėga natūralu, kad veikia į viršų, nes čia veikia žemyn, tai čia turi būti pusiausvyra, atsverti tas jėgas, tai turi veikti į viršų. Kai čia įsitvirtinu, kai jėga veikia į viršų, tai jie išlinks, aišku, tai. Viršutiniai sluoksniai yra gniuždami, apatiniai tempiami. Jeigu mūsų prašo šitame meleno taške apskaičiuoti įtempius, tai šitas taškas yra apatiniuose sluoksniuose ir jisai yra tempiamas. Dėl to ženklas bus pliusas. Aišku, žiūrim, kokius vienetus reikia naudoti. Arba paskaliais takosi vesti. Gerai, dabar apskaičiuokite sakinis. Čia aktyvelinė veikianti didžiausią lenkimo momentą. Tai čia labai jau nedetalizuosiu, būtų žingsniai tokie patys. Didžiausiai lenkimo momentai, tai aš tai jau žinau, kad taške C būtų didžiausias lenkimo momentas, nes čia didesnė jėga dešiniai pusiai, vadinasi reakcijos jėga bus didesnė, jei reikia atlaikyti didesnę spaudimo išorinę jėgą, natūralu, kad ji bus didesnė. Kai ją didesnė dauginsiu iš atstumo L, gausiu didesnį momentą. R bus mažesnė, atstumas tas pats L iki taško B, tai reiškia, jeigu yra bus mažesnė, atstumas toks pat, tai momentas taške B bus mažesnis. Pati momentų diagrama, jeigu šiaip jau pabražyčiau čia, tai atrodys, grubiai taip, čia yra 0, čia yra 0. Čia būtų taške B RA jėga padauginta iš atstumo L, momentas štai toks, RA padaugintas iš L. Šį čia, kadangi RB didesnė, tai šitam ties tašku C bus aukštis didesnis ir čia bus RB padauginta iš to paties L. Šitie du taškai sujungiami tiek. Dabar tada šitus du taškus sujungiu su kita tiesa. Ir didžiausias momentas, natūralu, yra šitas. Tai yra M max yra lygus RB padauginta iš L. Čia yra ten, kur didesnė jėga, tai arčiau to taško reikia ir didesnė reakcijos jėga. Gerai, tada toliau. Nu ir tokį uždavinį jau sprendėm prieš tai, dabar tik reikia Treska kriterijų pritaikyti ir apskaičiuoti atsargos koeficientą. Taip, tai čia tik tai užrašysiu, priminsiu, kad sigma ekvivalentiniai pagal Treską yra apskaičiuojami sigma 1 minus sigma 3. Tokia formulė. Tai reiškia, aš turiu žinoti ir sigma 1, ir sigma 3, kad galėčiau skaičiuoti ekvivalentinius. Kai žinosiu šitos ekvivalentinius, tada aš pritaikysiu safety factor ir čia bus sigma tas pats limit, šiuo atveju sigma y dalinta iš sigma ekvivalentinį. Jeigu medžiaga S355, tai čia rašysiu 355, o čia rašysiu šitą reikšmę tą pačią, dabar nežinau, kas čia bus. Ir apskaičiuosiu. Tai reiškia, aš turiu vėlgi nusibrėžti Moro apskritimus, kad gaučiau sigma 1 ir sigma 3. Tai dar sykį, mes jau daug kartų šiandien kartuojame apie tai, bet vis tiek. Reiškia, bus apskritimas, čia ašis, primenu, čia yra sigma, čia yra tau.
dar sėgi sigma yra lygus momentas M padalintas iš WX, tangentinė įtempė yra lygus sukimo momentas T iš W polerio. Tada mes turime du taškus apskritimui nubrėžti. Taškas A koordinatės turės sigma ir tegul bus plus tau, nesvarbu čia tie ženklai. Reikšmės atsakymas nesiskiria. Taške B turėsime čia gal sigma X, tada sigma Y ir tas pats tau su minus. Mūsų sigma Y yra lygus 0. Šitą apskaičiuojame pagal šitą formulę, tangentinius pagal šitą ir atidedam. Tai reiškia taškas A kažkokia sigma reikšmė. Jeigu pavojingame pjū, tai nesvarbu, mes įmame tegul apačiotas taškas. Čia bus pliusas. Tai sigma X tangentiniai, tegul sakėm su pliusu, tai bus kažkokia reikšmė, įsivaizduokim, kad čia yra taško A. Taškas B, sigma 0, tau su minuso ženklu, tai reiškia ta pati reikšmė čia yra tangentinių tipų atidedama ir taškas B. Čia kažkur tai apskritimo centras, C, akivaizdu, kad tai yra lygus sigma X padalintas iš 2. Ir R reikia surasti. Tai sigma 1 yra formulė C plus R, sigma 3 formulė yra C minus R. Kai mes čia turėsime apskritimą, čia per šitą tašką brėšime, taip apskritimas eis aukščičia, per šitą tašką jisai bus maždaug toks. Tai čia yra sigma 3 taško koordinatė reikšmė, čia yra sigma 1. Tai mes mokam apskaičiuoti, C mes jau žinome, kad yra sigma X per pusę, sigma X momentas, o R apskaičiuojame iš Pitagoro teoremos. Reiškia, šitas atstumas plus šitas atstumas kvadratu. Tai R yra lygus šitas atstumas, tai tas pats sigma X iš 2, kai vienas iš minus lygus kvadratu o šaknyje, plus šitas atstumas yra tangentiniai kvadratu. Nu, formulėm taip užrašiau viską, ta prasme, viską sustačius mes gaunam skaičių, kurį įstatome paskui į šitą formulę ir gauname atsakymą safety factor. Ir kas dar liko? Dar vienas uždavinys. Viskas taip pat tik tai pagal Mizeso kriteriją. O Mizeso tai reiškia, jeigu mes Mizeso ekvivalentiniai įtempį, dar kartą taip primenu, sigma ekvivalentiniai pagal Mizesą, kai čia yra vienaašis ar plokščias įtempių būvis, taške kažkokiam tai bus apskaičiuojami taip. O šaknyje sigma X kvadratu plus 3 tangentiniai kvadratu. Sigma X tas pats, tangentinis toksai, skaičiuojame reikšmę ir įstatom į atsakymų skiltį. Prašau dar ne visai. Prašė safety factor, turbūt apskaičiuoti. Safety factor yra lygus tas pats. Sigma Y dalinta iš sigma ekvivalentiniai pagal Mizesą. Ir viskas.